Tai va, tai dar kai trečias nuėjo tenais ir pasakė, ne, viskas gerai, tai gali būti, kad jisai galbūt yra matas ir ten pamatė savo draugus, tai taip viskas gerai. Ne, čia tik ką tik dabar šovė man tokia mintis. 10 sekundžių. Tai, žodžiu, aš pasikartosiu, žaidžiu 1, 2, 4, 5 už tai, kad tiek pirmo, tiek antro kalbos buvo ganėtinai geros ir man labai keisto buvo trečio pasakymas, kodėl jisai sako, kad per 1, 2, 3 turi būti matas. Žaidėjas numeris 6 jūsų mintis. Man pirma kalba nepatiko. Jūsų visos 3 mintis buvo, kur galima labai staigiai sugalvoti ir greitai viską padaryti. Ypač pirma, kur ten pradėjo šviesti prieš galą. Tai grinai man mintyse per tą 20 šerifo sekundžių. Antra jūsų buvo mintis, kodėl šerifo ten neatsiskleisti. Irgi tokia priešnaktinė mintis. Ir trečia ten apie gyvenimą buvo. Vienu žodžiu, man tikrai neužėjo jūsų kalba. Man raudoniausias prieš mane kalbėjusius yra numeris 2. Man ir emocija ir mane įtikino. Jeigu apgavo, tai apgavo, šį kartą tikrai gerai, kad ištraukė šį kartą raudoną, o toliau aš neturiu ką daryti. Trečias, jūs 0 analizės, jūs apie praeitų žaidimus nieko nepanalizavot, nieko nepasakėt, sužaidė 2-3, tai man netiko tas jūsų. O ketvirtas, aš įsivaizduoju, kad jeigu jūs būtumėt raudoną, jeigu nori žaisti 1-2, tai būtumėt ir tą trečią pasiėmęs. Aš taip galvoju, jeigu jūs kaip raudoną mąstytumėt, tai būtumėt 1-2-3, o ne 1-2 sužaidę. Pagal tokią mano mąstyseną. Antras raudoniausias, antroje vietoje pagal raudonumą 5, nors jos komanda visiškai kitokia, bet man... Žaidėjas numeris 7 jūsų mintis. Labas rytas, miestelį. Man atrodo, kad pirmas raudonas šitam žaidime, nes jis vienas dalykas, kad pakalbėjo, emocionalas geras, buvo ten kratinys minčių, bet nesvarbu, iškalbėjo, labai pritempė. Bet kas yra, koks yra dalykas, jis nebijo duoti spalvų į priekį. Vienas dalykas jis rodė ir apie antrą, apie trečią, apie ketvirtą rodė. Tai man atrodo, čia raudonesnis gestas, bent jau man atrodo, kad duoda miestelių informacijos. Kitas antras, jis ten sakė, emocionalas netiko, biškį trūko šitos analizės pirmo, bent jau man tai pasirodė, bet jūsų kalba gera, bent jau man tai pasirodė, o trečias ne. Man visai netiko trečias, vien tik dėl to, kad ketvirtas sulipdė 1-2, tai čia raudonesnis, man atrodo, gestas, jinai galėjo pasirinkti kažkokią komandą ir važiuoti, o jinai nepasirinko, jinai apjungė, o trečias žaidėjas sako, tarp 1-2-3 turi būti vienas juodas. Praeitam žaidime nebuvo nei vieno, tai nebūtinai reiškia. Tai man šitas argumentas visai nesužaidė, tai aš tikrai įtarinėjau trečią žaidėją. Penktas į savo minčių beveik nedavė, nors emocionalas kaip ir tiko, bet jūs kažkaip tai... Aš greičiausiai nesužaisiu, nes man jūs atrodo neįdėjot savo kažkokių minčių, ten kažkokią mintį, kurios aš nesupratau apie trečią žaidėją, bet jūs, kad įtarinėjate trečią, man patinka. Tai aš 1, 2, 4, 5 sužaisiu, 6. Žaidėjas numeris 8 jūsų mintis. Po jūsų mano bus labai panaši kalba, bet man keista, kaip jūs čia tą 5 bandėte išmest, paskui pasiėmėte. Tai gerai, mano komanda 1, 2, 4, 5 kol kas, tokia. Ir 7, taip. Pirmas, kodėl? Jis pasakė daug minčių, ten 3 ar 4 ir man tas atrodo visai raudonintas veiksmas, jūs ten 6 prisikabino, kad per mažai, ten galima greit sugalvoti. Ką žinau, per minutę man pasirodė visai normaliai ir tas tempas balsų ir emocija visai buvo normali. Antras iš vis labai gerai pakalbėjo, kažkaip patikėjau, kad šį kartą raudoną ištraukėt. Nors nederėtų žaisti tokią statistiką, kad jau gal pagaliau raudoną, bet vis tiek esam žmonės ir tai labiau jūs norėčiau raudoną, bet labiau pagal kalbą. Dabar apjungiu 1, 2, 3, man nepatinka tas, kad tarp 1, 2, 3 būtinai yra mapas, tokia ir analizės trūko ir toks atrodo paskutinis argumentas, kuris tik traukia ant stalo ir ten ar 2 ar 3 kartus berods dar pakartojot, kur toks, nežinau, man čia nieko nesurišta. Tai va, 4 patiko būtent pozicija dėl 3, 2, kad įtarinė 3, 5 irgi stipriai įtarinė 3, kas man tinka, 7 pozicija sutapo 1, 2 ir šiaip aš galvoju, kad 1, 2 reikia apjungti, kas man nieko raudonis. Žaidėjas numeris 9 jūsų mintis. Šitas, aš sužaisiu 2-4, įtariu 5 už tą komandą 1-2, tiksliau ne tiek baisiai, kad įtariu už tą komandą 1-2-4, bet aš galvoju, kad jinai sužaidė nes raudonų žaidėjų. Nors ketvirta pasakė, žaidžia 1-2, bet aš suprantu, kad jos argumentas buvo, kad žaidžia 1-2 dėl to, kad žaidžia prieš 3. Nes trečias pasakė, kad tarp 1-2, antro kalba žymiai geresnė, jis nesužaidė su pirmu. Trečias galvoju juodas už tą dalyką, kad pirmo mintis buvo lygiai tokios pačios kaip ir jūsų, apie praeitą žaidimą, jisai pasakė daug minčių, jūs turėjo daug minčių ir aš galvoju, kad jeigu 2 raudoni žaidėjai sėdi galvoja daug maž apie tokius dalykus naktį, tai neturėtumėt pasakyti, kad pirmas ne raudonas, tarp 1-3 tikrai ir mapas. Tai realiai trečias uždė prieš pirmą ir aš galvoju, kad trečias man yra juodesnis. 10 sekundžių. Bet ir pirmas už tą parodymą, kad 2 neraudonas man nepatinka, todėl žaidžiu 2-4. O čionais jūs sakot, kad žaidžiate ilgo komandai, tai 7 jums raudonas už komandą 1-2-4-5. Bauda žaidėjas numeris 9. Žaidėjas numeris 10 jūsų mintis. Labą rytą, ištatau 3. 3 priimtas. Pirmą 1, 3. 2, 6 balsuoja į 1.
Patikrinimą aš dėčiau tarp 1-3. 3, tipo, prosta galėtų būti juodas patikrinimas, galbūt, tipo, jeigu raudonas, tai tada gerai, tam kažką, nes daug kas įprata ką, bet gali būti tiesiog juodas. 9 juodas, per jūsų kalbą net aliarmas įsijungia, kad atsargiai juodas kalba, tai man atrodo, kad jis tikrai juodas. Už komandą 2-4 čia nieko nenorit kažko ieškoti ir kažko aiškintis. Ne, jūs. Galima, tipo, 9 nereikia, kažkur tarp 1, nes jeigu 1 tipo juodas, 3 galėtų būti labiau galbūt net raudonas. Bet aš manau, kad pirmas 1-2 mano raudoni, 4-5 labiau raudoni, net ir prieš 6. Man galvoju, kad ten labai daug raudonės, aš klausiau, nelabai buvo prie ko prisikabinti. Man 4-5-6-7 labiau raudoni, 5 važiavo prie tokiais argumentais, kur neaišku, kodėl 8 nepaaiškina, kodėl 6 įsimeta, kodėl jis ėmė juodas, kodėl yra netartinas, man to labiau reikia, negu kodėl kas raudonas. Kas? Pakalbėjo visi žaidėjai, išstatytos kandidatūros 1 ir 3. 1 ir 3. Pereinam balsavimo fazę, jokių gestikuliacijų, gausit baudas. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Ačiū, 5. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 2? Ačiū, tokie 5 balsai. Žaidėjas numeris 1, jūsų 30 sekundžių. Padrikas 9 argumentas, kad Prodžio, kad 2 neraudonas. Prodžio pradžio dėl to, nes jisai pats savo kalboje sako, man čia patinka, aš tobulėjau, žaidžiam pagal argumentus, jis sako, manęs emocijų nupirko, aš nebandysiu jūsų emocijų nupirkti, aš bandysiu argumentais geriau jūs nupirkti, jeigu jūs esate raudonas. Ir šiaip, kadangi daug kas jį pavadino raudonu, man geriau gaunasi, kad jisai tinka. Čia kalba iš vis man ten buvo tragedija, dėl to įsitačiau, nes apie mane nepakalbėjo. Aš tau pakalbėk apie pirmąjį, kodėl manęs neėmė į komandą. 3, manau, 6 irgi pasakė ten apie tas apie gyvenimą, aš nekalbėjau, kalbėjau apie kitus dalykus, tai irgi paklausykit. Ir 5 kalba tokia pasimetus buvo, nežinau. Įtariu tarp 3, 5, 6, 9. Žaidėjas numeris 3, jūsų pasakė skaičius, ką įtarė, bet kodėl nepasakė. Mano patikrinimas geras, jeigu aš juodas, mane reikia išsivesti, todėl patikrinkit mane. O jeigu aš raudonas, aš jums padėsiu, ne? Tai mano patikimas bet kuriuo atveju labai naudingas, todėl tikrinasi tik žaidėjas numeris 3. Kodėl 1-9 gali būti kartu? Todėl, kad 9 pasakė, kad mafija yra 1-3. Jisai sužaidė 2-4, 3 jam tikrai juodas, o tai, kad aš prieš pirmą sužaidžiau, jisai kažkaip tą praignoruoja ir 1 ir 3 gaunasi juodas. O 1 rodo jau gina 9, todėl 1-9 kartu mafija tik Saskrėtas 1. Bauda, raškutė 2. Pereinam į balsavimo fazę. 1 ir 3, 1 ir 3. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Ačiū, 5 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 3? Ačiū, likę 5 balsai. Keliu klausimą, kas norėtų, kad žaidimą paliktų abu žaidėjai. Ačiū, 3 balsai, to nepakanka. Keliaujame į naktį, didžėjus muzika. Labai keista, kad niekas nežuvo. Jis tai tik vienas, tik ačiū pas. Pavadė žaidėjas numeris 3. Išstatau 1, ačiū pas. 1 priimta. Žaidėjas numeris 3, jūsų. Ačiū pas. Žaidėjas numeris 4, jūsų. Ačiū pas. Žaidėjas numeris 5. Ačiū pas. Žaidėjas numeris 6, jūsų. Ačiū pas. Žaidėjas numeris 7. Ačiū pas. Žaidėjas numeris 8, jūsų. Žaidėjas numeris 9. Žaidėjas numeris 10. Žaidėjas numeris 1, jūsų vandu. Ačiū, išstatau 3 pas. 3 priimta. Pereinam balsavimo fazę, jokių gestikuliacijų. Statyti žaidėjai 1 ir 3. 1 ir 3. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Ačiū, 5 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 3? Ačiū, likę 5 balsai. Žaidėjas numeris 1, jūsų 30 sekundžių. Ačiū pas. Žaidėjas numeris 3, jūsų 30 sekundžių. Ačiū pas. Pereinam į pakartotinį balsavimą. Įstatyti žaidėjai 1 ir 3. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1?
Ačiū. 5 balsai, kas balsuoja prieš žaidėją numeris 3. Ačiū, likę 5 balsai. Keliu klausimą, kas norėtų, kad žaidimą paliktų abu žaidėjai. Ačiū, 1 balsas to nepakanka. Miestelėje naktis. Vėlgas šaudimas. O, tai viskas. Gerai, aš šerifas, kad atsiskleidinė prieš mane. Jūs, ne? Jūs patikrinas raudonas. Aš šerifas, jūs patikrinas raudonas. Pas mane dar vienas yra patikimas, dar yra pirmas juodas. Nu tai jis uždėjo numeris 9. Manau, kad ten turėjo būti. Jūs šerifas tyli. Tai šerifas tyli, aišku, aš pridinginėjau šerifą. Yra šerifas su 2 raudonais patikrinimais. Tai išeis dabar 9. Nesakiau, 10 parodė, kad pirmas juodas. Tai jūs 10, jum atsiskleidė, jūs jau viską žino. Aš irgi žinau, kad šerifas. Taigi, nu, mes patikrinti raudonį pas šerifą būdu ir mafija bijo atsiskleis. Viskas, mes laimėsim, išeis 9, 1-10 greičiausiai ne kartu. 10-6-9 statė už pakelimą, po to tipo nebuvo, gali būti dėl to pirmas juodas, kad nebuvo daugiau rankų, nes aš raudonas ir jeigu jūs raudonas, kur mafų rankos, nes 6-9-10 statė už pakelimą. Tai jeigu mes abu raudoni, būtų mafai dametė dakėlė, nes aš ir jūs labai prieš naktį jūs va tai va, kaip papuokas dairėtės, tai aš galvau, kad jūs ieškojot su kuo susižiūrėti ar susitarėt. Kas? Kaudo žaidėjas numeris 9. Antra, žaidėjas numeris 4 jūsų minta. Aš įtarimų sąrašai įtrauksiu 5 ir 6, ir sakau 5, ir sakau 6. Kai 5 sako, nepasakiau, nepakalbėjau ir jūs įtarimų sąrašai iššokote taip, nepasakėt savo originalių minčių, sujungėte mane 6 įtarinėjų, todėl kad pasiima, man atrodo, 2-5, nors mano komanda buvo 1-2-4 ir 5 pasiėmė mano komanda. Tai pačius įtarinėjų irgi įsiminate, metat į mane argumentus, kad galėtų būti, kad aš būčiau juoda, būčiau raudona sujungusi tas komandas, taip toliau. Tai šitoje vietoje aš įtarinėjau. Dabar galvoju, kas galėtų būti. Daug kas įtarinėjo 9 už komandą 2-4, bet jis taip pakalbėjo argumentus, aš nežinau, ar jis tikrai galėtų būti, bet kaip suprantu, tik tais... Tai, kad jo tik siaura komanda įsitarinėjo šitą vietą, viskas okei. 3-7 yra raudoni, bet aš galvoju, kas jūs esate 10, žiūrėkit, jūs visą laiką vadovaujate stalui, ne, aš manau, kad jūs galėtumėte būti irgi įtartinas tarp 1 ir 10. Tai va, arba 1 arba 10, bet man pirmas yra raudonesnis, jis įstatė 3, bet jis yra raudonas. 10, įstatau 10. Jūs esate taip pat įtariamųjų sąraše. 4, 5, o 5, 6 ir kas? Žaidėjas numeris 5 jūs minta. O, gerai. Žodžiu, labai čia blogai. Aš noriu neatlai. Nu gerai. Aš žinau, ką mes taip. Kas yra juodėjo? O aš nežinau, kas yra juodėjo. Galbūt 4 už savo agresyvų ėjimą, kur jūs pasiėmiau komandą pritam rate ir aš nesuprantu, jau jūs sakot, kad aš ant jūsų įstatau žaidėją numeris 4, bet aš nežinau. Man 3 atrodo pakankamai raudonas už tai, kad pasakė sukti šerifo ratą. 3 patikrintas raudonas. Gerai. Puiku. Labiau, na, viskas, žodžiu, aš esu šerifas. 3-9 yra raudoni žaidėjai, kas jums atsiskleidė kitas, tai pasakykit, įstatau žaidėją numeris 8. Aš esu belekai pasimetusi, jau turit suprasti, kad aš esu šerifas, nes šitokia įtampa įsėdžiu. Žaidėjas numeris 6 jūsų minta. Minutė 6. Įstatau numeris 4, įstatau numeris 1. Numeris 3, tai jūs iš abiejų pusių patikrintas raudonas, gali 5 pakelt, viską žinot, pakelkit 5, padalinsit.
Čia gan saugu, man atrodo. Įtariu labai ketvirtą. Įtariu pirmą, nes tuo metu, man atrodo, raudonį turėjo kelti į abiejų pakelimą, per mažai tų rankų buvo. Ketvirtas, nesuprantu, kodėl jūs atakuojate penktą, kai jūs sužaidai pastiprino jūs, tai jums nepatinka, kad jūs stiprino. Reiškia, turėjo nesužaisti su jums. Jinai nepakalbėjo originaliai. Aš dėl to remiau 2-5, nes man penktas, nors aš ir sakiau per savo kalbą, poziškai man jos kalba buvo bloga, bet man taip kaip argumentavo, kad naujos mintis, man viskas tiko. Šerifai. Per abu trečias patikrintas, turi karūną, gali pavadovauti. 10 sekundžių. Jūs juodi gaunas 8. O jūs 7 pasitikite, 7. Ir laikas, žaidėjas numeris 7, jūsų nutarė. Labas rytas, miestelė. Nu jo, tada kitaip biškį. Šį penktą tyrinėjau labai, jau galvoju, jo, šitos kalbos, bet dabar jeigu šerifas, tai 2 versijos. Šiaip, iš tikrųjų, pirma mintis buvo, prieš tai dar naktį galvojau, kad 5, 6, 9 galėtų būti. Ir jeigu pirmas 3 yra raudoni žaidėjai, 1 ir 3, jeigu raudoni žaidėjai, tai pastatė 9, tarkim 6, o 5 juoda, tarkim, nedėjo rankos, tiesiog ir nesusišaudė čia galbūt kažkas. Tai 10 vien tik dėl to, kad ne su 9 bus, tikrai aš pagalvojau, vienas dalykas, kad jis taip užvažiavo labai agresyviai ant 9, čia net alarmas ir panašiai, o 9, ką jis sako? Sako, kreipėsi į 8, sako 8. Ar jums gera komanda 7, kuris paėmė, ten išvardino tą visą komandą, kreipėsi taip kaip į raudoną, o 8 sustiprino dar šitą poziciją. Tai man biški logika nesutapo 9 iš pozicijos iš 9, nelogiškai. Jis lyg ir žinodamas 8 spalvą. Aš įstatau 9, įstatau, nežinau, 4, nes 4. Ir laikas, žaidėjas numeris 8 jūsų. Šitą 5. Taip. Dabar tik tais į 5, paskui man tertinas 9, jūs patikrinot antrą naktį 9 raudonų, taip? Aha, labai gerai. Taip, ką pasakėte 7, kai jūs manęs klausė dėl tų argumentų, taip, tai įvyko, jūs matėte, dar jūs klausau, kas yra. Dėl patikrinau jūs antrą naktį, dėl kad jūs turėjote trečią patikrinimą. Viskas logiškai, atsivėriau trečiam iš karto, kai tik pamirksėjom, atsivėrius, dar metė, kad jis šerifas, tada nuėjau patikrintis, nes jūs prašė trečio patikrinimas raudonas, logiška, irgi atsivėriau iš karto. Tai va, o 5 labai išsimušė, sako, čia labai negerai, jis atsisėdi, taip dar 10 iškarodė. Galėtų būti 5, 9, 10 tik todėl prijungčiau prie jūsų, todėl kad jisai tarsi, man toks pasirodė, kad biškis skatinu jūs atsivertinu, kad jūs esate šerifas, nes tipo, ne, bet 5 sako, kaip čia negerai, taip savo kalboj ten taip, kažką bando pilsti ir jūs ten kažką dar rodėte ir man toks pasirodė, ta prasme, tai nežinau. Na, jūs, manau, tarp 9 ir 10 dabar patikrinti, 6, jeigu ne, tai gal tada 6 jis tai žaidė priešingai komandai negu aš, negu 7. Kas? Žaidėjas numeris 9 jūsų nutarė. Tai aš įstatau pagal tą versiją, kad komanda 5-6-9, išstatau 6. Aš galvoju, tarp 4-6 man turėtų būti juodas žaidėjas, nes 6 sužaidžia komandai ten su antru, pasako, kad antras baisiai raudonas, pasdėda ranką už pakelimą 1-3 ir duoda pamokslą 4, kad jinai turėjo sužaisti 1-2-3. Tai jinai neturėjo sužaisti 1-2-3 mano supratimu ir aš galvoju, kad jinai sužaidė visiškai normaliai tuo momentu prieš 3. O jūs duodat pamokslą ir kas jums dabar juodėte, aš nelabai suprantu iš tiesų. Jisai, teisingai, jis iš abiejų pusių patikrintas raudonas. Nebus Donas, neatsiskleidinės nei su mano raudonų patikrinimu jam, neaiškins. Jinai duos savo kažkokią tai versiją. Ar jūs galvojat, kad komanda 5-9 kartų juodė? Komanda 5-9 kartų juodė. O aš pakrikštau jam, nes jis uždėjo komandui, kad pagal kurią lieka iš 4 žaidėjų, aš esu juodas žaidėjas. Tarp tų 4 lygus jis uždėjo 1, 2, 4, 5 ir 7, ir 6, 8, 9, 10 yra juodi žaidėjai. Žaidėjas numeris 10 jūsų nutarė. Šitau 1. Na, jūsų paklausysim, kai esu nutarstyti 2, jeigu jisai dar kažką blogai sušnekėtų. Nes ne labai, aš galvojau labiau 5 šerifas, aš mačiau, kaip jinai atsiskleidinėja 9. Jeigu 5, aš mačiau, kaip turbūt 9, jeigu jis patikrintas raudonas, turbūt jam. Matau, kaip atsiskleidinėja. Aš tą aiškinu, kad klausot. Jinai atsiskleidinėja 9. Vienas dalykas, paskui sakau, kad tu nesiskleidinėjai, nes tai matau, kad jinai jau nori atsiskleidinėti, sakau, davai dirbiškai patylėt, jinai tada susibalamutina. Paskui jūs sakot, kad tarp 9-10 reikia patikrinti, ten kažkas neaišku. Jūs sakot, kad 5-9 gali būti komanda, kai aš galvoju, kad jeigu 5 atsiverinėja 9, jinai nebūtinai savo įdam atsiverinės. Ir sako, tarp 9-10 neaišku, jums 9 startinas, bet jums tada, jeigu jums 9 startinas, 10 turi būti raudonas, nes aš sakiau, kad 9 yra juodas, nes net pradėjo alarmas groti. Tai reiškia, kad jisai man buvo ners. Jeigu jums 9 startinas, tai 10 turi būti raudonas. Ir gali galvoti, kad kartu. Dėl to aš galvoju, kad iš viso 5 yra šerifas. O
Dabar balsavimas 4. Žaidėjas numeris 1 jūsų ant. Oi, kaip čia įdomu, matot, čia yra keli dalykai, yra nesusišaudami, reikia pagalvoti, ne, neringa, kai būna Donas ir ten, kai būna su naktį tariesi, jinai, ta prasme, jinai sako, aš nenoriu ten atsvernėti šerifų, jinai labai retai tai daro. Dėl to mano manimu, kad jinai galėjo, dabar čia, tas šerifo išmetimas gali būti kaip ir pasimetimas Dono, bet iš dalies gali būti, kad jinai šerifas norėjo save pristengti, bet man labiau būtų, kad jinai yra juodesnė pusė, nes aš žinau jos, nu, tą žaidimą, kad jinai nemėgsta atsivernėti už tą šerifą ir galvoja, gal kažkaip prasmuks. Aštuntas. Nu, ta prasme, čia labai yra sunku, nes jinai važiuoja prieš 4, aš negalvoju, kad 4 yra juoda, dabar sako balsavimas į 4, aš negalvoju, kad 4 yra juoda. Aš labiau būčiau linkęs balsuoti šis. Kokia dar viena, ta prasme, jūs čia pievą savo kalboje, Tomai, šnekat, vienas dalis komanda, aš apie gyvenimą šneku, kas? Nu, tai gerai, aš galvoju 4, ta prasme, aš galvoju, kad šitą prasme, jūs galvoju, kad vienas išeina. Aš, žodžiu, darykit, ką norite, aš šis. Žaidėjas numeris 2 jūsų ant. Ok, tai pagal visas versijas gaunasi, kad trečias yra tikrai raudonas, tai aš trečią noriu paklausti į ką balsuot patarimo, o tada kalbėsiu, ką aš galvoju. Tai pagal tai, ką aš galvoju, aš mačiau prieš naktį labiausiai gestikuliavo 7 ir 9, prieš tą pačią pirmą, nesusišaudimą. Aš galvoju, kodėl įvyko nesusišaudimas. Ir ką aš mačiau, 7 visą laiką rodė 9, visą laiką. Ir paskui, tai nesusišaudimas negalėjo būti. Pagal mane 7 gaunasi kaip ir raudonas, nu negali būti. 9 tuo tarpu, ką jis padarė, kokią klaidą. Jisai kai kalbėjo, jo, pagal mane 7 gaunasi raudonas. 9 ką padarė, jisai rodė labai aiškiai, kad 6 tikrint, o paskui savo kalboje panaudojo gestą va taip va vienas. Ir aš galvoju, gal tai sumaišė kažkurį iš šių. Taip, buvo kalbama ir buvo parodytas gestas vienas. Ir aš manau, dėl to visi susimaišė. Tai dėl to man atrodo 9 pakolkas, ar ne? Toliau kalbant iš tų šerifų, čia 2 versijos man pakolkas sunku suprasti. Pakolkas man 5 atrodo kažkodėl, kad pridenginėja tikrąjį Doną ir 5 juodas turbūt bus pagal tai, kaip kalba. Toliau išlikusių tarpini 4 ir 10. Pakolkas aš tikiu 3, tikiu 6, tikiu 7, labiau tikiu 8, bet čia tų 2 šerifų klausimas. Alina, už ką balsuoti? Išstatytos kandidatūros. 9, 5, 4, 1 ir 6. Kartoju. 9, 5, 4, 1 ir 6. Dabar vyks balsavimas, tokia tvarka kaip išvardinau. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 9? Ačiū, 0 balsų. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 5? Ačiū, 2 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 4? Ačiū, 2 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Ačiū. 4 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6? Pastatykite likusias rankas. 2, 4. Kaip turėjo būti? Žaidėjas numeris 1, jūs nepatikėjo, jūsų atsisveikinimo mintis. Žodžiu, aš raudonas ir aš tingiu šitą net žiūrėti taktikas, nes man... Ačiū. Paplavom žaidėjas numeris 1 ir į miestelę ateina naktis. Didėjau. Išstatau 5, išstatau 10, kaip ir įtarinėjau, 10 yra juodųjų komanda eina, 5 irgi yra juoda, dabar galvoju, kas galėtų būti su jais treti. 9 statė į mane ranką ant išvedimo notos, aš sakiau, kad jisai man nebuvo kažkoks tai juodas. Nu gerai, jeigu žais atvirkštinį patikrinimą,
5, 9, 10 ir galėtų būti juodųjų, kaip ir galėtų būti juodųjų komanda. Tik man labai keista, bet kai trečias patikrintas raudonas atsikėlęs ir statė 9. Kodėl jūs įstatė 9, nors 5 sako patikrintas buvo 9. Todėl, kad ne tik vėliau atsiskleidė ir parodė. Nežinau, aš vis tiek padėčiau. 5, 9, 10, 10 man labai tinka, kas galėtų būti. Aš labai tarinėjau paskui ir 6. Bet 9 labai stipriai kontrataką dėliojo 5, 6, 10. Kas yra 2, kuris plaukiantis tyliai. Bet jis man kol kas jūs emociškai raudonesnis ir jūs sakote, noriu klausyti trečio, jis yra raudonas. Žaidėjas numeris 5 jūs nutarėte. Visą tu žaidėją numeris 4, tai man tinka, kad jeigu pasilieka 8 šerifas, jeigu dar pasilieka vėlai tikrina, duoda patikrinimus, that's okay. Man tinka, nes 4 yra juodas, jūs dar prašėt patikrinimo 4 ir taip toliau. Kodėl aš pasimečiau praeitą ratą, todėl kad 3 sako, man atsivėrė ir 3 yra mano patikrintas 1 naktį ir jisai stato 9, kuris yra patikrintas mano 2 naktį. Todėl mano galvoje vyksta konfliktas, kad mano 2 raudoni žaidėjai pykstasi. Todėl aš atsiveriu 9, nes man patogiau tiesiai. Bet aš tada įtarinėjau labiau 10 ir kai pamačiau, kad 10 pamatė, labai susinervinau, nes galvoju, čia mane nušaus. Bet tada galvoju, čia nuo to už tai, kad aš taip blogai pakalbėjau, manim nieks nepatikės, galvoju, reikia atsiverti. Tada jis rodo, kad neatsiverti. Visiškas yra balaganas. Aš sėdžiu įtampoj ir aš esu šerifas. Kodėl aš neatsivėriau? Kas pakalbėjo? 10 sekundžių. Jisai 10 parodė ir 10, tai kadangi 10 duoda juodų, tai jisai yra raudonas, tai žodžiu 9. Tikiuosi 10 raudonas, bet jeigu čia užsislėptat, nežodžiu. 9, 10, 3 raudonis žaidėjai, 4 Žaidėjas numeris 6 jūsų minutė. Jūs balsavote 1 praeitą. O jūs balsavote 6 praeitą, įtartinas, ne? Jaučiu neskubą, man stabdžiu, išsimetam dabar 4, paskui 10, susidėlios ir komandas, pirmą pasakyti, man atrodo bus gėda raudonėm, jeigu nelaimės pateks. Tai 10 balansų 1 išėjo kaip juodas. Niekur neskubam, žiūrėkit, ne kritika, numeris štatau numeris 4, ne kritika. Aš labiau, man 4 jau pritam rate nepatiko, jie duoda striškių 5, kai 5-0 sužaidė lygiai tą pačią komandą, su dar unikaliais netgi argumentais nenuatkartotais. O jie vis tiek duoda striškių kažkodėl. Man tai aš suprantu, bet kodėl 5 ir aš tą 5, vien dėl to, kad 1 pasakė, kad 5 netikė, o 4 jai raudonas, aš dėl to 1 įstačiau praeitą ratą. Gerai, galvojam. Ar jūs 5, 10? 10 sekundžių? Dar kažkas tada. 2, 9. Aš į 1, tai į 1 statė. Ir laikas. Žaidėjas numeris 7 jūs nutarėte. Labas rytas, miestelį. Man atrodo, 5 prabalsavo į 1, ar ne? Jūs prabalsavote 1, bet jūs žinot, kad ant stalo iš jūsų perspektyvos 8 yra juodas. Ai, nebuvo išstatytas. Tai aš tik tai dėl šito. Gerai, tai dabar momentas, aš labiau tikiu iš tikrųjų 5 žaidėjų ir aš galvoju, kad aš nestačiau prieš 1, nes aš galvojau, kad 1 raudonas. Nu, aš tokia, nežinau, iš čiūikės ar dar kai iš viso žaidimo galvojau, kad jis važiavo prieš 6, aš balsavau prieš 6. Nes jis važiavo prieš 6, važiavo ant 1 ir man atrodo, kad čia yra atsvara. Aš nesačiau ant 1. O kur 1 neprisimenu. Aš tik tai mačiau, kad 4-8 balsavo prieš 5, aš įstatau 4, balsuosiu tikrai prieš 4 ir aš dabar galvoju, kas likęs. 8, 4 ir tarp 6, 9. 9 patikrinęs raudonas, nu tai gaunasi 6, tai gaunasi, patikrinimą, jūs rasit raudoną, tai jau 100%, užmiršau, kad nes iš tikrųjų čia daug patikrinimų. Įtariu 6 iš tikrųjų labai, vienas dalykas, kad nulio jis net nepaminėjo apie 4. Žaidėjas numeris 8 jūsų nutarėte. Išstatau žaidėją numeris 5, išstatau žaidėją numeris 10. Dabar žiūrėkit, 5 savo kalba net pradėjo, sako, jūs esate šerifas, dar galite pasidėti, gaudykit tokių argumentų, bet niekas ten neklausė tos. Niekas ten neklausė tos dalelės ir panašiai. Man paskutinis juodas greičiausiai gausis 6, jis labai tartinas pagal savo kalboje pasimetė, jis patikrinti, manau, nebent 3 kažką kitą pasiūlys. 9 dabar tampa raudonesniu, nes 10 nestipriai važiavo ir dėl to 4 irgi, manau, yra raudonas, nebent galėjo mane pirkti su to balsavimu prieš 5. Taip, tai 10 statė prieš 4, todėl 4 tarsi turėtų 9 raudonesnis todėl, kad 10 prieš jį stipriai žaidė, bent jau šiai akimirkai. Ta prasme, reikia taip galvoti, atsispirnėti nuo tokių mažų argumentų. Tai va, kitie balsavo prieš 4, 10 tikrai juodas balsavo prieš 4, todėl tampa vėl raudonesnė man, nors galėjo mane pirkti, nes keista, kad jinai balsavo prieš 5. Tas labai keista, tokia versija. Ai, jo, teisingai, jūs patikrino juodų, todėl. Aš galvoju, kodėl balsavo prieš 5, tai va, viskas aišku. Bauda žaidėjas numeris 5, 3. Ne, jinai sako, kad... Laikas. 5 žaidėja, 3 bauda. Suprato?
Žaidėjas numeris 9 jūsų. Statau 4, aš realiai Keturi prabalsuosiu patvirtinta. 4 ir prieš tai paaiškinsiu, dėl ko balsavau 4, dėl to, kad ketvirtas aiškina, kad pirmas jai raudonesnis, nors įsistatinėjo įsipilinusi 1-3, trečias patikrintas raudonas ir dėl to gaunasi, kad pirmas jai yra raudonesnis. To niekaip nesupratau. 10 pastatė už 6-9-10 pastatė už 1-3 pakelimą, tai jūs neturėtumėte iš komandos. Nu, jūs tada galite tyrinėti, jūs griežtai turite tyrinėti 10. Neįtarinėtų, jums 10 yra juodas. Nu, tarp 40 yra juodas žaidėjas, nežinau kas, aš dabar prabalsuosiu 4. Aš pasakiau, aš dėl to prabalsavau, nes jinai pirmą vadino raudonesniu, kai jisai pilinusi 1-3. Nu, to aš nesuprantu. 10 sekundžių. Norėčiau, kad patikrintumėt 2. Aš prieš tai prašiau tikrinti 6, jūs nenorėjot, prašiau tikrinti 10, suradot juodų. Man paskutinis juodas pagal jūsų tarp 2-6 gaunasi. 5-10 ir tarp 2-6 kažkas. Kas? Žaidėjas numeris 10 jūsų minta. O tai galim panaudoti mano argumentą, kad aš esu raudonas, kai iš dviejų pusės patikrinęs raudonas sako, kad balsuojam prieš vieną, aš kur sako, balsuoju prieš 4. Galima? Nes neįsijungs. Kad nesivadovauju, ką pasako iš dviejų pusių raudonų. Su jumis prabalsuojam 4, nu juodai, nu taigi, ne nuo pirmo, nuo to rato, kai pradėjo kalbėti, kai užvažiavo 5. Ir kas dar, aš galvoju, žinai ką, aš nematau, kas yra juodas. Man šitoks atrodo, jisai nelabai tortina 7, tipo patikrinęs pirmą naktį raudoną. Bravo, patikrint pirmą. Gal 1-4-8 tokia. Ne, nu gerai, nesam, čia būtų paskui, jeigu jisai raudonas, mes nežinotume, ką daryti. Nes aš galvoju, kad 6 galėtų būti labiau raudonas už pakilimą. 10 sekundžių. Tai irgi baisiai nitri, nors dabar jis įsirašė iš karto, kad 5 labiau šerifas, bet kodėl, kai jūs iš karto jums patikrino, jums atsiskleidė ir vis tiek galvot, kad 5 labiau šerifas. 8. O jūs galvot, kad 5, tai gal. Žaidėjas numeris 2 jūsų minta. Tai pagal viską, kaip čia dabar viskas klostosi, tai tų dviejų šerifų versijos man atrodo Neringa dabar stipriau pakalbėjo. Bet aš tada nueičiau nuo jų turbūt dviejų versijos ir kai renkuosi iš viso kito stalo, kas prasčiausiai pakalbėjo, man lieka žaidėjas numeris 4, nes iš pradžių labai silpnus argumentus naudojo, praeitam rate jau prieš 5, nu jie tikrai buvo labai silpni. Taip, labai paprastai, nes 5 rinkos komanda 1-2-4, jūsų komanda pasirinko visiškai, o jūs ją visai puolėt už kitus dalykus. Taip, man buvo visiškai nelogiška 4. Aš būčiau linkęs, jeigu dabar, kaip jaučiu, stalas nėra apsisprendęs ap šerifų versijos, aš būčiau linkęs išmesti 4. O kas liečia visus kitus, man atrodo vis dar 7 pozityviai pakalbėjo ir teisingai. Man keista tarp, o dabar 10 kalbos aš tengiuosi šiek tiek neklausytis, man atrodo jisai mėto pėdas. Ir aš pakol kas tikiu prie stalo tikrai 3 ir 6, 4 visiškai netikiu. Ir laikas. Žaidėjas numeris 3 jūsų minta. Aš galvoju, kad tikrint 6, bet iš tikrųjų jokio skirtumo, ką jūs patikrins. Tai jeigu jūs patikrinsit 2, tai rasit raudoną, pas jūs paskutinis mapas tarp 6-7. Bet jei vis tiek reikėtų surasti juodą komandą, čia po 6 juodesnis už 2. Tai 6 labiau reikia patikrinti, negu 2, nenormaliau. Nu va, jūsų raudonas patikrintas, aš raudonas patikrintas, jisai juodas yra iš jos, nu, tipo su jomis juodas, tai jisai irgi jums turėtų. Lemba. Aš nežinau, ką. Išeina 4, paskui balansų 10, bet tarp 2-6 ką tikrint labiau. Tipo už pakelimą statė 6-9-10. Pasitikrinkit 6. Pasitikrinkit 6. O po to jau 2-7 įrodinės jums, kas iš jų raudonas. Neringa, nekalbėkit, jūs dėkit kaukę, kad netyčia neprakalbėtų. 6 pasitikrinkit. Išeina 4. Ačiū pasakyti. Ir laikas. Periname į balsavimo fazę, jokių gestikuliacijų, skirsiu baudas. Priminsiu apie baudas. Žaidėjas numeris 3 turi 1 baudą, 4 2 baudas, 5 3 baudas. Kiek 5 turi? 3. Tavasi nelabai spasikalbės. 20 bauda. 9 turi 2 baudas, 10 turi 2 baudas. Įstatyti žaidėjai 5-4-10. Kartoju, 5-4-10. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 5? Ačiū, 0 balsų. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 4? Ačiū. 7 rankos. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 10? Ačiū.
2 balsai. Žaidėjas numeris 4, jūsų atsisveikinimo minutė. Gerai, kai balansų išsivedėte mane, bet, pavyzdžiui, jūsų žinot, kokia klaida yra? Kaip jūs galite tarinėti 4 ir 10, kai aš esu šitos šerifo patikrinta juoda, o jis yra kitos pusės patikrintas juodas? Toliau, kas man įtariamųjų sąraše būtų 3, nes 10-5. Galvoju, matot 10, kodėl yra labai silpnės, jūs neapsisprendėt, kas ta trojkė ir ieškote, mėtotės ir nesurinkate argumentų. Aš paliksiu, kad tada 2 arba 6, kaip ir sakiau. Man 6 nepatiko realiai nuo nulinio rato. Galėtų būti šitoje pusėje. Paaplaus žaidėjas numeris 4 ir į miestelį ateina naktis. Didžėjus muzika. Rankas nuo stalų patraukiam. Gerai, tai arba 4-6-8, arba pas jūs mafaikas tada daugai 5-10 ir tarp 9-2. Nu, tipo galit žaisti balansą, bet aš palieku, kad šerifas 5, tiesiog išsibalsuokit 6 ir žaidimas baigsis, nes jūs prieš ką balsuosit? Jums reikia pasakyti prieš 6. Viskas, išbalsuojat 6 ir pralaimėt 3-3 arba laimėt. 10 sekundžių. Manau, kad 5 labiau šerifas. 9-10 ne kartu, 2, manau, raudonas. Nu, tipo 10-2-5 tokia komanda. Ir laikas. Aplokim, žaidėjas numeris 3. Ir šios dienos kalbas ataro žaidėjas numeris 5. Jūs galite tik įstatyti. Įstatau žaidėjas numeris 6. 6 priimta. Žaidėjas numeris 6, jūsų minutė. Įstatau numeris 10. Žiūrėkit, raudonieji yra tikrai 7. Aš nebeaišku. Žiūrėk, aš nulio sužiūrėjau stipriausiai prieš 4. Pasakiau, kad man 4 tartiniausi, nes aš galvočiau, kad jeigu raudona būtų apjungus 1-3, aš prieš 4 stipriausiai sužiūrėjau. 4 ant, kai jau kalbam, tą ratą, kai pradedam kalbėti, atsisuka ir sako, žaidžiu prieš 5-6, man jį tartiniausi, ten mus išsistatė. Aš savo ratą atidarau, žaidžiu stipriai prieš 4. Sakau, 4 jūs negali taip šnekėti, nes 5 su jumis sužaidė, kalbu. Nu, dabar dar deda mus 4 ir 6 vieną komandą juodųjų. Ir bent jau balansą, tegul randa 8 savo paskutinio duobę, aš galvosiu, kad 9 labiau negu 2. Nors 2 ir ten ne taip sudėliojo komandas, kaip man reikėtų, bet 9 ant 0 sužaidė 2-4, sako 5 šitariu, nors 5 sužaidė 4 komandai, aš labiau 9 įtariu negu. Aš esu patikrintas raudonas, 7 visi. Aš sakyčiau, kad 9 tikrai. Žiūrėkit, miestelis, išmetam dabar 10, tegul susidėlioja visi savo pilnai komandas, 8 ras savo pats. Žaidėjas numeris 7, jūs minutė. Labas rytas, miestelį. Išstatau žaidėją numeris 6. Esmė tame, kad 7 žaidėjau, jūs statėt ant 1-3 pakilimo. Vienas dalykas, jūs važiavot labai smarkiai ant 1 žaidėjo, teisingai, taip pat buvo toks momentas. 4, ne, tai 4 jūs jau matėt praeitoj kalboje, jis pasakė, kad įtarinėja 3-5, jeigu neklystu komandoje, 3 iš abiejų pusių raudonas, ten, jeigu gerai išgirdau, tai pasakė, kad 3 įtartinas, bent jau man labai keistas buvo. Tai 4 aš beveik įstikinęs, kad juodas išėjo, bet dėl to, dėl 4 pozicijos ir kalbų, tai dėl to man automatiškai 5 raudonesnis. Ir vienas dalykas, tarp 9-10 niekaip komandoje aš neįsivaizduoju, kaip gali būti 10 būdamas ant po 9 kalbos ir taip, nu, sako, jūs jau juodas, jau nežinau, čia, nu, nežinau, man taip atrodė, nu, tikrai
tikrai ne komandai. Gali būti 10-2-5, gali būti tokia komanda, bet antras tikrai gerai kalbėjo, nežinau, bent jau man atrodė nuosekliai, na aišku, jis ten abejoju, ar čia gali. Tai aš dar paklausysiu, bet greičiausiai balsuosiu prieš 6, nes aš prieš tai balsavau prieš 6. Ir laikas, žaidėjas numeris 8 jūsų. Tau 10, aš tau 5, palauk, paklausyk, dėkit. Jūs tai ir praeitą kartą, antras buvo šitas mapas ir kalbėjo gerai, ne? Nu, antras, todėl palauk, padarysiu vieną patikrinimą ir surasiu savo paskutinį mapą. 9, kodėl? Nu taip, jis labiau raudonis, kad 10 užvažiavo, nu bet nėra skirtumo, kurį aš dabar patikrinsiu. O bet, nu ar čia pirmas kartas, kai mafija užvažiuoja, nu visko gali būti, ne? 6 raudonis, aš raudonis, jūs raudonas, 4 tikrai raudonis išėjo, mano paskutinis, nu nebūtinai aišku, gali būti, bet panašiai. Bet dabar tarp 2-9, šiaip nėra visiškai jokio skirtumo, ar kodėl jūs dar nematot, kad, pavyzdžiui, 5 yra šitas donas, todėl kad 100 jai tiesiog sako, ką daryti. Kai reikia atsivert, sako, tu ten maždaug neatsivirnėk, nu kaip ir galvau, kad sako, paskui 5 pasakė, kad aš esu šerifas, niekas to neužfiksavo, negirdėjau, kai sako, dar šerifas, jūs pasidėkit, dabar vėl sako, 5 atsargiai su pražangom, nu ta prasme, tiesiog yra 10-5 komandai ir paskutinį savo mapą turiu surasti tarp 2 ir 9 ir viskas, padarysiu paskutinį patyrimą ir bus aišku, kas tas mapas. Ir laikas, žaidėjas numeris 9 išstumta. Statau 2, statau 2 priimta. 8. Nu, realiai 2 gaunasi juodas pas jumis. 6 patikrintas raudonas ir paprašiau patikrinimo. Jum komanda 5-9-10, tik tai 5-9-10, ne? Nu, kitaip neišeina, nes aš dabar statau 2. Jūs bijot pralošti komandą 5-9-10, nes aš dabar galiu prabalsuoti 2, pavyzdžiui. 7 pagal visas versijas raudonas, jūs patikrintas nuo jo, pagal jūs irgi rado savo trojkę, 7 jums yra raudonas, 7 tikrai raudonas. Aš galvoju, kad 2 man daugiau raudonas už tai, kad jis prieš tai vadina 6 raudonu. Nes aš galvoju, jeigu žmogus vadina 6 raudonu, jis sako 3 ir 6 man nėra raudoni žaidėjai, tai, nu, mano supratimu, jisai pats tampa juodas jo komandai. Nes ir jūsų komandai jisai bus juodas greičiausiai, ir jo komandas bus greičiausiai juodas. O jisai vadina 6 raudonu, man dėl to atrodo, kad antras daugiau raudonas. 10 sekundžių. Bet aš dabar galiu, kad nesibaigtų komanda 2-5-10, išstatau 2, išstatau 8, aš galiu prabalsuoti. Ir laikas, žaidėjas numeris 10 jūsų. Nu žiūrėkit, kai Nulė pasakiau, kad kai 8 vardino savo komandą, jisai apie 6 kažkur nekalbėjo. Sakė, kas yra raudoni, bet apie 6 nieko nekalbėjo. Dėl to sakiau, kad kažkodėl įtartina, 8 yra įtartinas. Dabar, komanda arba 2 arba 9. Visą laiką 8 aiškina, kad 9 nesu 10, nes prieš 9 tipo stipriai sužaidžiau ir panašiai. Ne? Tai gerai, 9 raudonas. 2 tada, jeigu jam raudonas, reiškia 2 juodas. Aš sakau savo donui, patikrink 2, patikrink 2, patikrink 2. Nu, tipo, kad ir kas ir būtų. Tada atiduodu savo kitą juodą. Tai ar 2, ar 9, nėra komandos nei ten, nei ten. Tai išstatau 6, išstatau 8. Dar kažką norėjau. Nu, tipo, jums reikia pagalvoti, nes jūs juodas arba Barmalėjus juodas. Jeigu aš esu juodas pas į komandai, aš negaliu su Barmalėjum, greičiausiai jūs esate juodas. Dėl to jums reikia balsuoti prieš 9 ir 6. Nes 90 tipo nekartu komandai, pats 8 tą pasakė, 90 nekartu komandai. Reiškia, jūs gaunate 2-5-10 kartus mums komandai. Jūs balsuoti prieš 9 ir 6. Ir laikas, žaidėjas numeris 2 jūsų. Jo, tai aš ir iki šitos kalbos labiausiai buvau nusteigęs balsuoti prieš 10. Gali paklausyti, kas ten gestikuliuoti? Iš tikrųjų, jam klaus, kiek turi pražangų, 5. Buvo visiška nesąmonė. Ir man panašu, nu gali paklausyti, būkit žmonės. Jam buvo visiška nesąmonė tą klausti ir susirinkta pražanga. Ir tada tik tai pirmą kartą įvyko susišaudimas, kai jis šitą bairį padarė. Iki tol susišaudimo nebūdavo. Tai man toks jausmas, kad jis tiesiog užsakė tuo metu ir ten pasakė 5, minus 2 ir nusišovė. Tai 10 ir dabar šita kalba buvo visiškas mėtymasis, tikrai labai stiprus mėtymasis, tas, kas buvo kalbama, man nebuvo nuseklumo, man labai stipriai trūko nuseklumo. Tai dabar tarkim, kad yra blogiausias atvejis, 3 yra mafai prie stalo, tai mums reikia visus vieną po kito. Tarkim, aš noriu patį blogiausią atvejį, ar ne, galvo? Tai dabar iš to, kas buvo, Neringa, ką tikrino dabar šitam raundą? Ir 8. Nu tai aš renkuosi iš balso 10, aš manau, ant balanso taip yra teisingiausia, kaip ir mes tikrai bent jau nepralošim. Kas? Perėmėm į balsavimo fazę, jokių gestikuliacijų, skirsiu baudas. Išstatyti žaidėjai 6, 10, 5, 2, 8. Kartoju, 6, 10, 5, 2, 8. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 6? Ačiū, 3 balsai. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 10? Ačiū, 3 balsai. Kas balsuoja? Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 5? 0 balsų. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 2? Ačiū, 1 balsų. Žaidėjai 6 ir 10 surinkote po lygiai balsų. Jūsų po 30 sekundžių.
Žaidėjas numeris 6, jūsų 30 sekundžių. Tai aš nesuprantu, kuris iš jų juodas. Ir vienas ir kitas galėjo laimėti iš mano pusės. Tai gal pirmas juodas? Gal pirmas juodas? Tada neaišku, ką rasim. Žiūrėkit, reikia sužaisti teisingą žaidimą. Numeris 7. Duokit, susiraskit, 8 susiras savo paskutinį juodą ir jūs tada darykit sprendimą. Pilnai pamatuota, kai ras paskutinį juodą. Kur skuba? Pilną kartą esam priskubėję, nėra kur skubėti, jokios logikos, tiesiog žaidimą anksčiau ale užbaigti. Arba atspėjai, arba neatspėjai. Jūs duokit 8 patikrint. Žaidėjas numeris 10, jūsų 30 sekundžių. Normaliai. Aš uždariau, paaiškinau, kodėl jisai yra juodas, jeigu aš juodas, tai jūs raudonas, tada gaunasi juodas. Jisai atgal man sako, kad aš esu juodas ir balsuoja prieš mane, reiškia, jisai ne su manim. Jau jam nebesigauna, kas yra juodas. Nu, supratote viską. Jūs irgi supratote viską. Nu, nebesigauna jam juodas. Jeigu sako, kad pirmas yra juodas, tada aš už pakilimą irgi balsavau už pirmą. Ir tada su pirmu negaliu būti juodas. Nu, aš paaiškinau, kad 90 kur tu juodi, tai jūs juodas gaunatės pasijuodas. Pernant pakartotinę balsavimo fazę, išstatyti žaidėjai 6-10, 6-10. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 6? Ačiū, 4 balsai. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 10? Ačiū, lieka 3 balsai. Žaidėjas numeris 6, jūsų atsisveikinimo minutė. Tai pirmas buvo juodas, prisiminkit. Žiūrėkit raudonį žaidėjai. Numeris 3, iš abiejų pusių patikrintas raudonas, sako, balsuom į pirmą. Kodėl žaidėjas 10 nestatė į pirmą? Prisiminkit. Numeris 3 sakė, balsuom į pirmą. Kodėl numeris 10 nestatė į pirmą? Nu tai gerai, jūs tai savo spalvą žinot, apie 10 pagalvokit. Visi raudoni turėjo sekti numeris 3, ar ne? Numeris 9. Tuo metu, kai 3 sakė, balsuom į pirmą, parodė, tai 1, 5, 10. Nu tai jūs žiūrėkit, bet prisiminkit, žiūrėkit visus balsavimus. Kodėl į 1, 3 nėjo rankos? 10 aišku pastatė ne pirmas kartas, kai juodas statė, bet kur kitos rankos. Kai 1, 3 visiems įtartini. 10 sekundžių. Tikrai jūs prisiminkit visus argumentus. Pirmas tikrai galėjo būti juodas. Pirmas nėra, nei iš vienos pusės nepatikrintas. Jis sako, stogoju 4, jis sakė, kad 5 jam juodesnis. Žaidėjai numeris 6. Nakties didžėjus išbalsuotas, prašau paleisti. Labas rytas, jeigu teisingai supratau, numeris 8, jūs atsveikinam minutę. Tai stop žaidimas miestelio pergalė, galvau dar bandysit 9. Šiaip dar galėjai? Galėjai, 1, 5, 10, antras tikė. Bet 5 prabalsavo į pirmą. Ne. 5 prabalsavo į pirmas. Bet jinai balsavo su manim, aš Nu tai jo, bet jinai turėjo Jeigu būtų juodą lygęs, būtų 4 išėję. Raštutį būtum tu lygęs, jeigu nebūtum savęs, kad 4 raudona. Pirmą. Tu už 4 6 irgi juodą. Supratai, kas čia įvyko? Ką, pasakyk, ką